Jau kelintas čia mūsų susėdimas. Žiūrint, kuriuos skaičiuosi. Aš galvoju, Dominikai, tu buvai užsiėmęs truputėlį techniką, tai aš tave noriu įvesti į mūsų pokalbį su keletu citatų, kad jau sėdėm tarp daugybės knygų, tai gal kažką apie jas. Man yra palietus viena citata iš Bodriaro, kurią išskyrė Šliogeris. Ir būtent Niekį ir esmė, ta citata, Melancholijos archipelagų. Tai yra 4 dalis, reiškia 4 Niekio ir esmo dalis. Yra tokia ypatinga arba specifiška, sakyčiau, kai pokalbis arba kalbėjimas vyksta po to, kai jau viskas pasakyta. Buvo 1 Niekio ir esmo dalis, išskleista galinga metafizika, 2 Niekio ir esmo dalis, taip pat gilinama ir einama į esmo blyksnio arba tikrovės atsivėrimo patyrimą. Ir kai jau visa tai išpasakota, tuomet 4 ateina dalis, kai tiesiog žiūri į pasaulį ir ateina kažkokios galbūt ne iki galo sistemiškai surištos įžvalgos, tarsi atliepiančios ir paties pasaulio, galbūt nebūtinai sisteminį surištumą. Sisteminis surištumas visgi yra mūsų proto darinys, o jeigu, kaip tu šiandien gražiai sakei, žiūri į tikrovę ir daiktai yra tarsi atskiri. Ir procesai yra tarsi atskiri ir tos visumos, į kurias mes jas bandom sujungti, pamatyti galbūt didesniuose kontekstuose yra proto žaismė. Bet jeigu žvelgtume į reiškinius fenomenologiškai, jie atsiveria kaip ne iki galo galbūt sujungti ir tame yra kažkoks grožis, kažkoks yra tame kažkokia savita harmonija. Tai štai 4 Niekio ir esmo 2 tomo dalis yra Melancholijos archipelagai, yra fragmentai, kurie irgi nesisieja vieną sisteminę visumą ir yra tarsi atspindintys to pasaulio žaismę ir pagauna. Ir vienas iš fragmentų yra būtent citata išskirta iš Bodriaro. Taigi pagaliau ateinu prie tos citatos. Tingi, archaiška, abejinga mąstysena. Aš pradedu jausti, kad galėčiau viso to atsisakyti. Tarsi tas iššūkis būtų nevertas nė grašio. Galėčiau atsisakyti bet kokio mąstymo. Ši sielos būsena man pažįstama nuo vaikystės, nuo paauglystės. Blausi, aplaidi, tingi, neatsakinga, nekultūriška, negeidžianti būsena. Šitos knygos, ar jos kada nors man buvo įdomios? Šitos moterys, ar aš kada nors ką nors jaučiau joms? Visos šitos įvairios šalys. Ar aš iš tikro norėjau jas atrasti? Tik daiktų nežmogiškumas veikia mane. Ir, tiesą sakant, aš nesugebėjau jo perkelti į savo gyvenimą. Aš skaitau šį nuosprendį įvykių tonalumo brėžinyje, veidų melancholijoje, visų mūsų užmojų bergždybėje ir tuštumoje. Mane vis dar stebina tas veidrodis, kurį galiu pasiūlyti kitiems. Tas mylintis ar ironiškas atvaizdas, su kuriuo susitapatiname vienas kito veidrodžiuose. Visos šitos knygos, visas šitas mąstymas, visos šitos kelionės, visi šitie įspūdžiai, visi šitie atradimai. Bodriaras klausia, kas lieka? O kas iš tikrųjų lieka, o kas iš tikrųjų liečia? Galimai, kai mes esam savo gyvenimo saulėlydyje ir mes atsisukam atgal, galimai užduodame tokį klausimą, jeigu nesame per daug užsiėmę laikmečio aktualiomis, bet žvelgiame į savo gyvenimą iš distancijos, klausime, kas mane iš tiesų prilietė, kas iš tiesų mano gyvenimą padaro gyvą ir gyvenamą, padaro tikrų gyvenimą. Ir štai Bodriaras sako, tik daiktų nežmogiškumas lietė mane. Ir visas mano bandymas rašyti, filosofuoti, daugybė knygų išleistų, buvo bandymas sugrįžti į tą
dar vaikystėje patirtą tikrumą. Įdomu, kad štai pagalvoju, pats žodis tikra. Angliškai sakytume true. Ir iš true labai organiškai pereiname į žodį truth, į tiesą. Lietuvių kalboje nėra tokio tiesioginio tarsi perėjimo žodžio tikras į tiesą. Bet gal daugybė bandymų artėti prie tiesos, daugybė knygų parašytų, formuluočių ir yra paieška vis dėlto to tikrumo, kuris galimai yra truputėlį kitas registras, truputėlį kita plotmė nei mąstymas arba vien mąstymas. Ir tiek daug išsišakojo, labai gerai pargrįžinai mane čia po techninės, po įėjimo į techninį mąstymą. Dabar labai iškart išsišakojo daug vietų, kur nors keliauti. Viena iš tų vietų yra, o kodėl mes tam tikrą prasme šlovinam vaikystę arba norim ją sugrįžti, ne iš proto konstruktų, kai mes sakom, jeigu tu iš proto bandai išsisteminio tokio mąstymą, taip, tu kaip vaikas nesukuri pridėtinės vertės šitam sociumui. Tave visi išlaiko, tave turi išlaikyti, ne taip kaip ten kokį bembį, kuris iškart beveik atsistoja ant kojų, bet žmogų reikia tiek laiko auginti, kad jis taptų naudingas sociumui, tai sistemai. Tai ne iš tos perspektyvos tarsi, nes kai iš proto mes tai konstruojam, tai sakom, mes nenorime vaikystę, nes tada tu esi nenaudingas. Bet jeigu mes pabūnam patys su savimi, tiesiog pabūnam ir atrodo kažkaip ten buvo gera kažkokiu būdu. Nesakau apie visas trauminės patirtis, kur būna, yra kitokių visų istorijų, bet šiaip bendrai ten yra kažkas tokio tyro, kurį mes pametam savo suaugėliškoj kelioniai. Ir atrodytų, kad tai yra tam tikras prisilietimas prie to, kas yra gyvenimas, apie ką yra gyvenimas. Kaip mes šiandien kalbėjom, nes jaučiasi, kad gyvenimas nėra kaip įmanoma greičiau sustatyti įpročių kratinį, net ne kratinį, įpročių net tvarką, gauti gerą darbą, uždirbti tam tikrą atlygį, turėti tokius namus ir eiti ten sportuoti. Ir kad viską sustatai namus ten, kur yra šalia darželis, kad nereiktų, kad geriau, kad pešiom vaiką nuvestum ir taip toliau. Viską kaip įmanoma padaryti, kad būtų komfortiška, kad būtų frictionless, kas dabar mėgstama statyti. Ir tada tu esi pasiruošęs numirti. O jeigu tu tai padarai 21 metų, uždirbai visus įmanomus pinigus, viską susipirkai, susidėlioj, pavyko tavo gyvenimas. Bet, problema yra tame, kad ar daug nugyventi reikia, tai šiaip tu viską padarėjau, galėtum numirti, nes šitį gyvenimą. Tai atrodo ne apie tai. Ir tada pradedama ieškoti tos vaikystėje kažkokio tai patirto, pavadinkim tai vaikystėje patirto to santykio su kažkuo kitu, su tuo šaltiniu. Ir jeigu yra taip, tai kur mes pametam ir kur atsiranda paaugliškui, suaugėliškui mūsų kelioniai, kur šitas elementas dingsta. Ir kaip ir dukrytė man, kaip sakai, galima nuo to pradėti, vakar netyčia ar užvakar netyčia tokį pasakė, mokėsi, bet vis tiek numirė. Tai ir ten buvo toks iš konteksto, ir aš gavau tokią įžvalgą ir ją dar nešiojęs kelias dienas ir nežinau net ką su ją daryti, bet jinai labai juokinga, tokia sarkastiška, kažkiek komiška tokia ir atrodo, iš tikrųjų mes susistatom viską taip, kad galėtume augti mokydamiesi tam tikrų sisteminių dalykų, vis tiek galiausiai mirštam. Ir vis tiek mes visada nešamės tą mirtį šalia savęs, nors apie tai net negalvojam. Ir kaip mes šiandien su tavim kalbėjom, man atrodo, kad mums gyvenimas yra duodamas kaip toks įspūdingo grožio žaidimas, pavadinkim taip. Ir mes maksimaliai stengiamės nuo jo pabėgti. Mes maksimaliai stengiamės jo nematyti ir padaryti visą tai, kad jisai mūsų neliestų. Kad tik tai visos tos patirtis
kad mes būtume, kaip tu sakai, anestezuoti. Kaip manoma greičiau mes susileidžiam, pasidarom, kad būtų anestezija ir mes laikom sėkmingiausiais tuos, kurie tą anesteziją pasidarė anksčiausiai. Ir tokia keista situacija, kai atsitraukia ir aš suprantu, kad į tai galėtų žiūrėti, kad ne, bet yra pragmatiniai dalykai ir taip toliau, bet ir yra tas bet dar tame. Galimai mes gyvenam, įpuolam į gyvenimą iliuzijoje, kad dar už sekančio kampo tai jau išsispręs dalykai kažkaip, dar šitą reikia dalyką pasiekti, dar šitą išspręsti. Ir jeigu mes neteiname iki to momento, kur tie dalykai, visi įmanomi dalykai tampa išspręsti, mes galimai taip ir numirštame, taip ir nugyvename gyvenimą, niekada, taip sakant, kaudamiesi tuos mūšius kažkokius, žaisdami tas partijas, kovodami tas kovas, taip ir niekada neatėjo iki suvokimo, kad ne tas kovas kovojame, ne tas partijas žaidžiame. Kitaip tariant, tai yra mums galimybė pasislėpti nuo tos tikrosios partijos arba tikrosios kovos arba tikrojo klausimo. Mes laikome save užsiėmusiais tam, kad išvengtume tikro susitikimo su klausimu apskritai, kas yra gyvenimas ir ką reiškia būti. Ką reiškia būti be visų tų dalykų, kuriuos mes darome kaip dalį to tikėjimo ir mąstymo, kad jau tuoj išspręsiu gyvenimo klausimą. Tuoj kažkaip pasieksiu sąlygas, kur galėsiu iš tiesų atsipalaiduoti ir iš tiesų gyventi. Tai tiesą sakant, sunkiausia šiam pasaulyje, man regis, yra tiems žmonėms, kurie iš tiesų viską pasiekia, kurie iš tiesų išpildo visas įmanomas sąlygas. Aktoriams, superžvaigždėms, superverslininkams, superpolitikams, kurie įgauna ir galią, įgauna ir reikiamą finansinį užnugarį, ir gal tampa įžymus, ir gražus, ir jauni. Ir jie labai greitai prieina tą ribą, kur nebėra sekančio įvykio už kampo arba sekančio iššūkio už kampo, kurį reikia įveikti, kad būtum pakankamas, kad galėtum sakyti, dabar atsipalaiduosiu ir gyvensiu. Ir būtent tie žmonės, pažiūrėkime, ar tai Jimas Keris, ar kiti to lygio, jeigu jie nežengia žingsnio į savistabą, į kontempliaciją, galimas dalykas, kad gyvenimas pasisuka arba link depresijos, arba link kažkokių svaigalų, nes ieškoma tikrovės intensyvumo. Tiesiog santykis su tikrove kaip toks, kuris vaikystėje buvo tarsi savaime duotamas, krenta lapai, spalio mėnesį, lapkričio, kokios spalvos, o dabar sniega, atėjo pirmas sniegas, žinai, nukrito, nustebino, išbėgom į lauką, džiaugiamės, kad tas sniegas iškrito. Ir ką reiškia maudytis, ir kai močiutė, žinai, susirinkdavo anūkus ir vesdavosi prie upės, ir ką reikšdavo nuo tiltelio stebėti čiuožikus vandenyje, ir visa kita, visa ta tikrovė, ta galinga, gausi gyvybės tikrovė, jį mus priliesdavo ir jį buvo tikras gyvenimas ir paskui mes suaugom, sustabarėjome tai tikrovė visų pirma, tai gyvai tikrovė, kuri mus priliečia ir mes ėmėme vytis kažkokius kriterijus išoriškai nustatytus, pradedant nuo kontrolinių, kuriuos rašėm, ir tuomet egzaminai, ir tuomet karjera, ir tuomet pripažinimas, ir tuomet dar kažkas, ir atrodo, jau tuo išsispręsiu ir galėsiu vėl gyventi, kaip gyvenau kažkada. Ir ateina tas momentas, kai išsisprendžiu ir pasirodo, kad negaliu, kad nebeturiu to sąlyčio su tikrove, viskas atrodo netikra, maistas neturi skonio, visos tos moterys nejaudina, visos tos knygos nebeprilečia, viskas yra pilka, viskas yra tuščia. Tai galimas dalykas, kad mūšiai, kuriuos kaunamės
Aš dar kartą vėl grįžtu prie tos minties. Mūšiai, kuriuos kaunamės kasdienybėje už tokį pasiekimą, už kitokį, už vienokį pripažinimą, už kitokį, nėra pagrindiniai mūšiai. Tai yra būdas pabėgti nuo to pagrindinio susitikimo su tikrove klausimu. Ir kaip man būti, kad tikrovė mane priliestų? Kaip man būti, kad gyvenimas nepriklausomai nuo to, ką aš pasiekiau ar aš nepasiekiau, tiesiog buvimas sąmoningu, tiesiog buvimas žmogumi man teiktų besąlygišką pasitenkinimą, besąlygišką džiaugsmą, unconditional well-being. Tiesiog būti žmogumi, būti šitoje planetoje, būti gyvam yra nuostabiausias dalykas, kuris galėjo nutikti ir kuris nutiko. Ir yra keletas žmonių, kurie mums apie tai primena. Keletas autorių. Nes ir kaip jie primena? Man atrodo, jie primena tik tai tokiu būdu, jeigu tu esi atviras neatsiminti, ką jie pasakoja, ką jie sako, ką jie rašo, bet pabūti su jais kartu dialogė. Ir žinau, kad tai labai skamba galbūt klišiškai, yra knyga ir turi dialogą su autorium, bet jeigu tai pasižiūrėjus, jeigu tu tai įkūniji ir tu kalbiesi iš savo čia ir dabar, su savo šiandieninė situacija, su galbūt kažkokiais iššūkiais arba džiaugsmais, ir to šviesoj tu kalbiesi su šitais autoriais, įeini į tą dažnį, kurį jie laiko savo tuo, kas yra parašyta. Tada tu gali turėti tam tikrą patirtį, transformuojančią patirtį, arba bent jau priartėti prie to, apie ką jie pasakoja. Bet jeigu tu tik tai eini ten bandydamas ieškoti to, ką tas autorius pasakė, arba atsiminti kažką tai, tiesiog su tikslu atsiminti, kažką naudingo išsitraukti, aš iš savo patirties sakyčiau, ten nėra apie tai. Tie tikri autoriai, kurie laiko tą dažnį savo kūriniu, jų vertė ir yra tame, kad jie sukuria tą dažnį. Ne tai, kad ten parašyta tas pats, kas kažkur kitur parašyta. Bet tai yra apie tai, kad jie būdami, gebėdami laikyti tą teritoriją, sakykim taip, jie pakviečia tave, bet tu turi ateiti į ją. Jeigu tu tik tai neisi net pažinsi to, kaip būtent tos teritorijos, to laikymo, kad tu ten gali patirti tai, kas tau yra svarbu, ne tai, kas yra sakoma, bet tai, kas tau yra svarbu, tu nepamatysi. Tu tiesiog praeisi pro šoną, tu perskaitysi kaip dar vieną kažkokį kūrinį arba pamatysi kaip dar vieną paveikslą. Ir čia yra tas toks įdomus momentas, kad kiek mes einam į gyvenimą, atrodo, kad mes kalbam apie egocentrikus, ten narcizus, kad ten dabar šiaip ten jaunimas yra vienoks arba kitoks, susikoncentravę, jiem nesvarbus ten socialiniai dalykai ar ten kiti. Bet man atrodo, kad tik retas, aš esu tikrai nedaug žmonių per gyvenimą sutikęs, kurie yra, pavadinkim taip, įsicentravę tiek, kad jie iš savęs klausia autoriaus. Jie iš savęs mato pasaulį, jie iš savęs kuria dalykus, kokie būtų dideli ar maži. O dauguma eina iš tos perspektyvos ir net nežinau, kaip ją pavadinti. Jinai nėra iš manęs kylanti ta prasme, kad aš esu to šaltinio iš didžiosios raidės fragmentas, spindulys, ar kaip tai bebūtų, bet aš kaip kažkoks sisteminis vienetas. Ir tada žaidžiu toj sistemai tiek, kiek man yra funkcijų ir manęs tiek ir telieka. Aš esu reikalingas tik tiek, kad palaikyčiau šitą sistemą. Ir tokiu būdu yra keliaujama. Tai ta knyga yra dabar svarbi, todėl kad sistemai dabar jinai yra svarbi. Nes ką turiu omeny, kad sistemai svarbi, nes dabar yra sakoma, kad jinai yra svarbi. Sakoma, kad šita nėra svarbi. Ir kažkas iš šono pasako, o kaip gerai, kad tu tą knygą skaitai. Šitas autorius dabar yra nevertingas dėl jo tam tikrų, nežinau, kažkurių niuansų jo gyvenimo kelyje ir taip toliau. Ir tu nebeklausi pats iš savęs, kas tai yra, ką tai atveria, bet tu tiesiog keliauji su tam tikrus sisteminiu standartu, tam, kad ta sistema toliau gyvuotų. Ir man atrodo,
tie autoriai, su kuriais mes susitinkam, jų yra daug ir su kuriais mes su tavim nesame susitikę, kurie atveria dalykus, bet tik tai tokiu būdu gali su jais susitikti, jeigu tu esi pats įsicentravęs, klausi, tai kas aš esu ir su tuo klausimu keliauji susitikti, o ne ką tu man papasakosi, ką tu man duosi. Čia geriausiai, kai būna, pavyzdžiui, konferencijose ar kitur, manau, tu daug kartų esi tai patyręs, kad tie žmonės, kurie ateina nuoširdžiai kad ir labai daug žinotų, labai daug turėtų patirčių, bet atviri, su jais visada užsimesga santykis ir vienas kitam tu pasidalini dalykais. Jeigu ateina žmonės tuo, tai ką tu man papasakosi naują, tai neįvyksta joks santykis ir joks augimas, pavadinkim taip. Tai vat visą vėl, ir ką mes labai dažnai šnekam, kad yra tas tavo kelias ir jeigu tu į jį neatsisuki, tai visi kiti dalykai praeina kaip migla. Ir turbūt ir visas tas gyvenimas tau praeina iki to momento, kad tu tada atsisuki ir prieš iškvėpdamas arba įkvėpdamas paskutinį kartą pagalvoji, kad reikėjo kitaip. Pasiseka, jei pagalvoji. Prieš iškvėpdamas. Nes dėja, bet ne visada senatvė veda į didesnį išmintį. Gali būti, kad silpstant kognityviniams galioms, jeigu mes neuždavėme klausimų pakankamai anksti, nesusidūrėme su esminiais klausimais, neužstatėme savo žvilgsnio ir sąmonės tam tikrą kryptimi, gali būti, kad einant laikui, silpstant, mes tampame vis labiau užsidarę, vis labiau fragmentuoti, vis labiau galbūt piktesni ir siauresni. Tai, kas slypėjo mumyse sėklos pavidalu, įvairios neurozės, jos tiesiog išdidėja. Nors štai senosios tradicijos visada yra linkę žvelgti į amžių, į senatvę kaip galima išminties šaltinį. Ir žmogus, kuris yra jau amžiuje, visada, seneliai, tarkim, proseneliai, jie net ir šeimose, ir visuomenėse tarsi tarnauja kaip balsas iš didesnės perspektyvos, balsas iš anapus, tai yra tam tikras sveiko proto balsas, kuris jauną žmogų, jauną visuomenę primena jiems apie galbūt amžinesnius, nepraeinančius dalykus, apie tą perspektyvą. Bet aš vis labiau suprantu, kad tai nėra savaime suprantama ir kad amžius savaime nedovanoja išminties. Klausimas, kaip jis nugyventas. Čia yra vienintelis klausimas. Ir ar užduoti klausimai skleidžiasi ir kažkaip amžius reiškia, kad yra pakankamai ilgai išbūtas užduotais klausimais. Ir grįžtant prie autorių ir susitikimo su autoriais, man regis čia toks dalykas, yra parašyta puikių knygų ir regis, tai ko žmonėje trūksta, yra Kartas Tolio parašė knygą tokią, Šliogeris parašė kitokią, Bodriaras dar kitokią knygą parašė, visi iš kitų kampų, bet jeigu mums užtektų vienos knygos, galbūt net užtektų keletą puslapių, kad mes gautume visam savo gyvenimui ir reikalingą sėklą, reikalingą kryptį, kuri galimai išsiskleis ir mes ateisime į savo senatvę pakankamai plataus žvilgsnio, pakankamai atviros širdies ir išminties kupini, bet tai neįvyksta. Ir tai neįvyksta galimai dėl to, kaip tu sakai, nes mes neeiname į santykį su kūriniu, neeiname į santykį su tekstu, kuris yra parašytas, vien dėl to, kad neteiname pakankamai sukrėsti nežinomybės, štai pavadinčiau. Tam, kad aš atsiverčiau tekstui, idėjai, įžvalgai, aš turiu būti pakankamai
ilgą laiką neradęs atsakymą, arba jaustis, kad aš neturiu atsakymo, norėti, kad vanduo man suteiktų džiaugsmą, aš turiu būti ištroškęs, tai pavadinkim. Tai klausimas, kiek vat, iš mūsų aplinkos žmonių mes galėtume pavadinti, kad mes esame ištroškę, kad mes tikrai norime atsigerti iš minties šaltinio, kad mes jaučiame, kad mums to trūksta. Kad jeigu neatsigersiu, aš užtrokšiu, aš numirsiu, man reikia prisiliesti ir tada man ir vienas autorius, ir kitas gali kažką padovanoti, bet jeigu susitikimas yra iš to, kad aš dar vieną sužinosiu ir apibendrinsiu ir palyginsiu ir sudebatuosiu ir atrinksiu geriausius argumentus, tai nėra troškimas žinoti, tai nėra troškimas suprasti, tai nėra troškimas įsižeminti geriau ir vadinkim, visais atžvilgiais pilnatviškiau gyventi. Tai yra proto žaismė, kuri labai dažnai vėlgi jos pirminė priežastis yra, galbūt užsiėmimas, kuriuo užsiimu, žinių kaupimas tam, kad galėčiau atitikti savo kaip specialisto galbūt kažkokią tai išreikšti uždavinius. Tai štai, tai ar ateinam su gyvu klausimu į tekstą. Ir kitas dalykas, tai dabar autorius, ar ne, tai iš visų šitų knygų, kurias mes čia matome, aš norėčiau, kad taip mums bekalbant kažkaip užsidegtų žalios lemputės ties kiekviena knyga, kuri iš tiesų verta paimti į rankas. Ir tuomet įdomu būtų kelti klausimą, o kas yra ta žalia lemputė, į ką jinai nurodo. Beje, aš noriu pasakyti, kad mano biblioteka yra savotiškai vienintelė vieta, kur aš su didžiulė meilė dėlioju ir perdėlioju knygas į tam tikras lentynėlės ir vieną į čia, kitą į čia. Išsitraukiu, pabūnu, tai toks mano irgi savotiškai dialogo partneris ir brangi vieta žemėje, tai yra mano knygų lentyna. Sako, kaip aš laikau savo knygų lentyną, daugiau mažiau taip noriu laikyti ir savo protą, panašiai kažkokia tai švaro ir aiškume. Tai grįžkime prie tos žalios lemputės. Kas tai turėtų būti? Tai man regis du dalykai. Vienas tai yra, kad autorius, kuris rašo, bet ką rašo, jis eina į susitikimą su tikrove ir kelia klausimą apie tikrovę. Ir kitas dalykas, ar tas autorius pats yra, ar tas rašymas, knygos rašymas, jis išauga iš to dažnio, kur norisi paliudyti apie tai, kas įvyko. Nes, tarkim, Šliogeris daug kartų yra sakęs, ir taip pat aš norėsiu dar pacituoti Fernando Peso keletą eilių. Jie yra sakę, kad taip pat Rilke ir Heideggeris ir daugybė kitų, kad jeigu tu pamatėjai akimirką, susitikai su tikrove, tai sekantis dalykas, pirmas dalykas yra neaiškumas, neapibrėžtumas, nes tikrovė paliečia anapus kalbos. Bet sekantis žingsnis yra pabandymas perkelti to susitikimą į kalbą. Ir iš to randasi noras būti dialogė, iš to randasi noras parašyti knygą, iš to randasi noras komunikuoti. Nes čia ta klasikinė Kembelo apibūdinta herojaus kelionė. Herojus leidžiasi į požemio karalystę. Tai gali būti būsena arti mirties, tai gali būti kažkokia tai žygis, tai gali būti pagaliau nusileidimas į savo sielos gelmes. Ir iškylama su žinia. Herojus neatlieka kelionės dėl savęs, jis kelionę atlieka, kad grąžintų kažką kitiems. Ta kelionė įsiprasminama tik dėl to, kad yra parnešama žinia, kad yra parnešami kažkokie tos kelionės vaisiai. Ir tai yra, toks, man atrodo, labai giliai žmogiškas dalykas. Jeigu pamačiau, jeigu atradau, jeigu kažkaip mane prilietė, aš noriu tai parnešti kitiems. Nepasilikti jokių būdų vien savo ir savo džiaugsmą ir malonumui, nes galimai dalis tos tikrovės prilietimo patirties apskritai mano individualumą kaip tokį išsklaido ir parodo, kad tai yra tam tikra iliuzija. Ir būtent dėl to herojus, kuris nusileido į tą gelmę, jisai patyrė, jisai surado atsakymus, jisai jaučia, kad
tai nepriklauso šitai ribotai formai, vadinamai herojumi, tai priklauso visiems. Ir visiems turi būti pasakyta. Tai štai autorius, kuris rašo apie susitikimą su tikrove, ir yra toje būsenoje. Man atrodo, tai galėtų būti geras kriterijus užsidegti tom žalioms lemputėms. Tai dabar žiūrėt, tarsi apibūdinimą dabar vaizdai keliavo apie šiaip kūrybos ir aišku knyga, kuri yra The Creative Act, kur apie kūrybos patį aktą. Iš tos pusės, kad, kad iš tos gelmės atsineši į forminį paleidį, tiek, kiek tau galima, bet tarsi ir negali kitaip. Jeigu iš tikrųjų esi toj būsenai, esi žmogus, tau norisi tai po to pasidalinti, tai pertraukti, nes ne, ir aš net turbūt sakyčiau, kad ne tu nori, bet jeigu tu susitinki su tuo, turbūt klausimas būtum, tai susitikai su ta tikrovė, ar kaip mes vadinam, šaltiniu, kokie bebūtų žodžiai parinkti, nukeliauti ten ir atrodytų, tai jeigu tu žinai, supranti, visų kūnų jauti, kad ta išraiška vis tiek jinai, bus tik tai mažytis kvadratė, mažytė forma to, kas įvyko, tos patirties susitikimo, tai kam tai daryti? Ir jeigu tai būtų žmogui spręsti, žmogui kaip tik tiek, kiek mes standartiškai galvojam apie tai, koks yra ten socialinė, biologinė būtybė, tai turbūt to ir nebūtų, nes tai yra labai neracionalu. Kam daryti? O dabar kokiam verslui sakai, tai daryk kažką, kas labai labai neapsimoka. Nebus darom. Ir todėl aš sakyčiau, kad čia apie tą žalią lemputę, kad ten kai tu susitinki, tai, ką tu ten sutinki, tai tai ir prašosi, ir tave verčia tai padaryti. Tai reiškia ne tai, kad tu, aš jau pačią, ką tik savo atradau, tai ne tai, kad tu nuėjai, patyrei tai ir dabar kaip žmogus tu tiesiog natūraliai paimi ir galvoji, o kokiu geriausiu būdu tai išreikšti. Ir tada tu protu bandai tai sukonstruoti kažkokiu tai būdu ir išleisti į eterį, kad ir su kokia nors gera intencija, kad tai padėtų kitiem tai patirti, arba kad tai būtų kažkokia tai nesuprantama išraiška. Bet tai būtų, jeigu tai būtų taip, tai neįvyktų. Nes galiausiai tu tame nematytum jokios vertės, jokio apsimokėjimo, jokios naudos. Bet kadangi tai ne tu darai, nes kai tu susitinki, tai, ką tu sutinki, tas šaltinis tiesiog per tave išsireiškia tą formą, kurią išsireiškia. Ir todėl tai ir vyksta, nes ne tu nusprendi, kad tai vyktų. Ir čia turbūt prie to žalios lemputės, kad jeigu atpažįsti, kad tai yra toks procesas, kadangi jau turi, vadinkim taip, tame sąmoningume arba tame dažnyje, kad gali atpažinti kažkokį tai krislą, kažkokį spindulėlį to šaltinio, nes pats susitikai kažkokiu būdu, nes pats atsivėrei kažkada tai. Tada tu žiūri ir tau žalios lemputės užsidega, dėl to, kad tu kažkada kažkur regėjai, tai kažkiek patyrei. Bet jeigu tu pats niekada neturėjai tokios patirties, tau niekada to žalios lemputės neužsidegs ir tu ieškosi, kad kažkieno kas tau pasakytų, kur yra žalios lemputės. Ir čia, man atrodo, yra svarbus ir tas kūrybos momentas, kad, kai tu atpažįsti, kad iš tikrųjų ne jie patys parašė, ne jos pačios parašė, ne jie nupiešė, ne jos nupiešė tuos, išreiškia tuos kūrinius, kad būtent tai yra išraiška. Ir nebuvo, ir kaip daugelis autorių, tų tikrų kūrėjų ir sako, jeigu aš būčiau galėjęs rinktis, aš būčiau gal nedaręs šito, bet ne mano valiai buvo, ne aš pasirinkau. Ir čia gal yra toks labai svarbus momentas to atpažinimo, to žalios lemputės. Ir jo. Heideggeris, kalbėdamas apie poetą, man atrodo, Hölderlino eiles aptardamas, jis įvardino, kad poetas yra žinianešys. Panaudojo tokį apibūdinimą. Tas, kuris parneša žinią. Ir savotiškai tampa pranašu. Praneša. Nebūtinai taip atneša iš ateities, ką mes galvojame apie pranašą. Kažkas pranašauja apie ateitį, bet atneša žinią iš gelmės, atneša žinią iš gylio. Arba iš gilaus susitikimo su tikrovė, nes iš esmės mes visi viena koja ten, kitaip mes nebūtume gyvi, kitaip mes nebūtume to šaltinio dalimi. Mintis yra kokia, mes gyvenam užmarštyje, mes gyvenam kažkaip
akimis nematydami, ausimis negirdėdami ir skonių nejausdami ir nelytėdami. Dažniausiai mūsų buvimas šioje žemėje yra savotiška anestezija ir mes dažniausiai gyvename savo galvoje, savo mintyse ir fragmentuose, apie kuriuos mąstome ir kurie mus vienaip arba kitaip veikia ir tai mes pavadiname gyvenimu. Bet štai žinianešys mums primena, tas pranašas praneša apie tai, kad yra tikrovė, kurios dalimi mes esame ir atmerkime akis, ausis, lytėjimą, atverkime visus pojūčius, prisilieskime tuo, kas mums duota prie šios tikrovės gausos, jos įvairovės ir grožio. Ir per tai galbūt atrasime ir gelminį jos sluoksnį. Fernando Pessoa. Turiu prisipažinti, kad mano mėgstamiausias poetas portugalų kilmės. Tikriausiai neteisingai tariu pavardę. Reikėtų sakyti Pessoa, bet kažkaip man taip nesinori sakyti, sakysiu Pessoa. Tai. Bet aš jį ne pats suradau, jį surado Šliogeris, o jam kažkas kitas pakuždėjo. Ir šita konkreti knyga papuolė jam į rankas jau visai vėlyvojo gyvenimo laikotarpiu. Ir įdomu tai, kad aš taip tikiu, kad skaitydamas šitas eiles, jis pamatė, jis atrado, kad štai yra poetas, yra žinianešys, kuris keliomis eilutėmis išreiškė, pasakė tai, ką jis irgi norėjo pasakyti, tai, ką jis sakė per daugybę knygų ir būtent kaudamasis filosofijos lauke, filosofijos žargonų ir galbūt kartais pačiom sudėtingiausiom priemonėm ir sudėtingiausiose situacijose. Nes kai esi filosofas, iš tavęs reikalaujama vis dėlto būti įleidus šaknis į tradiciją ir kol tu gali pasakyti tai, ką tu pats nori pasakyti, tarsi iš tavęs prašom atsakyti į tai, ką visi kiti iki tavęs yra kalbėję, o tam reikia suvalgyti labai, labai daug informacijos, labai daug tekstų. Ir galiausiai klausimas iš vis, kaip nepamesti savo kalbėjimo ir kaip nepamesti savo žvilgsnio, neužsikasti tuose tekstuose ir netapti grinai tekstų tyrinėtojų, mokslininkų. Tai štai Šliogeris, man regis, jis sugebėjo išlaikyti tą balansą tarp tradicijos pažinimo, jos gilaus įsigilinimo, bet tuo pat metu kažkaip jos išvengti ir nuo jos atsitolinti ir pabandyti pasakyti savo balsu. Bet štai, kai jis atsivertė šitą poezijos rinktinę, man regis, jis pamatė keletą eilučių, kurios jį giliai prilietė ir to įrodymas yra tai, kad čia yra jo ranka pabraukta, verčiant knygą, matosi apibraukta praktiškai, jeigu perskaitytume, kas yra pabraukta. Pavyzdžiui, mes gyvename prieš pradėdami filosofuoti. Mes egzistuojame prieš pradėdami suvokti. Taip, prieš tapdami vidujais mes būname išoriški. Todėl iš esmės esame išoriški. Ar, tarkime, gamta nieko neprisimena, todėl jį graži. O čia vienam sakiny, kiek yra. Ten anapus betarpiškos realybės nėra nieko. Reiškia, yra tai, ką tu matai, yra tai, kas yra. Kai jauti, mažiau pastebi. Tikrovė nereikia manęs. Aš neskaitau visų eilių, aš tik tai skaitau keletą žodžių iš tų, kurie yra pabraukti. Myliu save, nes esu daiktas, kuris nieko nereiškia. Būti daiktu reiškia nepasiduoti interpretacijoms. Neteisybė neišvengiama kaip mirtis. Todėl piršto nepajudinsiu, kad keisčiau tai, kas vadinama pasaulio neteisybė. Ir daug kitų, kur, skaitydamas gali sakyti, taip, tai kelios eilutės jos tokios paradoksalios, tokios aštrios ir tuo pat metu jos
taip tiksliai pagauna ir išreiškia esmę to ką Šliogeris per daugybę knygų norėjo išreikšti ir pasakyti. Kažkada, aš manau, turėtų būti parašyta apie tas sąsajas arba tokias nematomas linijas tarp Pessoa ir Šliogerio. Tiesioginių įtakų nėra, bet yra labai, labai didelis atitikimas. Bet įdomu tai, kad kasdienybės metafizika, būtent šioje knygoje Arvydas Šliogeris ir pats pabando išreikšti save eilėmis pirmą kartą. Tai va, gal poetai irgi, kaip ir yra pabandęs išreikšti save fotografijomis, Melancholijos archipelagai, fotografijų knyga kartu su tekstais. Vėlgi, fotografai kritikavo, poetai kritikavo, filosofai kritikavo, visi kritikavo. Šliogeris sakė, aš esu autentiškas žmogus ir reiškiausi visom tom įmanomam priemonėm, kurios leidžia man parodyti tai, ką aš pamačiau ir pranešti tą žinią. Bet štai, ką aš noriu pacituoti, kokią eilutę. Aš tikiu pasauliu lyg saulės gėle, nes jį matau. Bet negalvoju, nes galvoti reiškia jo nesuprasti. Pasaulis sukurtas ne tam, kad apie jį galvotum, skliausteliuose, kai galvoji įskausta akis, o kad jį stebėtum ir mylėtum. Tai yra dar vienas pabrauktas fragmentas. Kuris bando pasakyti apie ribas mąstymo, apie ribas galvojimo. Ir kad tuomet, kai mes žiūrime į daiktus, tuomet, kai mes žiūrime į pasaulį, nutilkime trumpam. Nustokime galvoti, nustokime turėti nuomonę, nustokime naudoti išankstinį modelį, supratimą, aiškinimą. Leiskim pasauliui pasirodyti taip, kaip jis nori mums pasirodyti. Ir vėlgi daugybė mokslinių galbūt tokių perspektyvų sakys, ne, tai yra neįmanoma. Filosofinių perspektyvų sakys, daiktas savyje neatsiveria. Mes matome tik savo pačių projekcijas. Neuromokslininkai sakys, apskritai mes negalime išgyventi ir būti čia šiame momente, nes mes turime kažkokią informaciją ir mes prognozuojam į ateitį, taip veikia smegenys ir panašiai. Daug argumentų pabandys paneigti žmogaus galimybę susitikti su tikrove. Ir mes kiekvienas žinom, kad tai yra netiesa. Mes kiekvienas žinom, kad savo kasdienybę, savo padais, savo rankomis, savo akimis, savo uoslė žinom, kad šitas pasaulis yra tikras. Net jeigu mes su juo esame santykyje ir esame šito pasaulio bendrakūrėjai ir nuo mūsų dėmesio priklauso šito pasaulio struktūra, jis yra tikras. Ir tam, kad tą tikrovę atpažinti, tam, kad prie jos prisiliesti, aš turiu atlikti vieną veiksmą. Aš turiu nemąstyti. Turiu matyti. Man atrodo, čia yra kuo toliau, kad ir kaip tai paradoksaliai skambėtų, bet kuo toliau, tuo aš matau, kad, pavadinkim taip, tikra filosofija yra ypatingai praktiškas ir naudingas, tebūnie tai bus, aš jau kažkur tai sakiau, naudingas būdas arba naudinga praktiškai, kad tai yra pragmatinis, kad filosofija yra labai, labai praktiška ir pragmatiška, jeigu tu galvoji apie gyvenimą tą plačiąją prasme, iš tam tikros perspektyvos žvelgiant. Dėl to, kad jau dabar, man atrodo, yra akivaizdu, kad protas yra įvedęs šitą pasaulį, kuriame mes gyvename, arba visų pasaulius kaip vieną pasaulį, į tokią situaciją, kur pats neturi sprendimo. Ir jisai sukas ratais, perkonstruoja dalykus, bet jisai yra ta gyvatė, kuri pati saukanda uodegą, nes protų nebėra sprendimo.
tu gali perdėliot kiek nori tą modelį, bet jisai nebeveikia ir turi būti kažkoks kokybinis šuolis, išėjimas. Ir jisai yra įmanomas tik ne proto konstruktais. Tik kaip nori tai gali. Tai tik atvira širdim. Tik kokį nori dalykų, bet kai protas yra suspenduotas. Ir tik taip mes galim, pavadinkim taip, transformuoti tą pasaulį ir tuos pasaulius, kuriuose mes esam, nes protas nemato ten išeities, jis galės pakeisti kažką, kas atrodys kaip nauja, bet tai vis tiek bus sena, tai bus tais pačiais principais paremta. O pats protas tų principų perkonstruoti negali, nes principai ne proto yra sukuriami, jie atkeliauja iš kitur. Ir mums reikia naujų principų, ant kurių mes galėtume vėl galbūt statyti tam tikras jau galbūt, pavadinkim taip, žmogiškesnės struktūras, kitokią, ir čia turbūt mes keliavom prie to naujo pasaulio. Ir kad ir kas galėtų sakyti, kad ne, vis tiek mes progresuojam, va šiandien šnekėjom apie tą patį progresą, apie vis dalykų gerėjimą ir kad kitaip neįmanoma, bet man labai kažkur čia dabar girdėjau tokį labai paprastą, gal tas pats Tolė sakė, tokią lengvą praktiką. O akimirkai atsitrauk nuo tos istorijos, kurią esi savo sugalvojęs, kad tu gyveni, kas tu esi, kaip tu esi. Visą tai, vat kaip vieną istoriją, truputį padėk į šoną ir atsisėsk. Ir tu pasijauti taip gerai, tu pasijauti toks laisvas, tu pajauti tą savo žmogiškumą. Ir staiga, kai vėl ta istorija sugrįžta į tave visa, kuri yra įbūta per visą patirtį, tau supasakota, toks sunkumas atsiranda. Tai realiai mes galim pasakyti, kad tas konstruktas, ta istorija, kurioje mes dabar esame, mes ją galim perkurti. Tik tai iš kur tas perkūrimas turi pareiti, yra ne iš ten, kur mes dabar traukiam tai, ne iš proto, nesugalvoti mums reikia. Mums reikia pamatyti ir atnešti, arba patirti ir atnešti. Būtent pamatyti. Kartais atrodo, kad ta žinia arba tas žinianešys atneša informaciją iš kažkokio mums nepasiekiamo gylio. Bet tuo pat metu mes turime tą pačią iki sokratikų graikų filosofų tradiciją, reiškia, kur prasideda filosofija, kur didelė reikšmė yra suteikiama juslėms. Tai yra žvilgsniui, uosliai, lytėjimui, skoniui, girdėjimui, pagaliau kinestezijai, judesio patyrimui. Ir, norėjau sakyti stilnės, tai yra nejudrumo patyrimui, ta pati kinestetinė juslė. Tai kodėl? Ką tai reiškia? Nes pasirodo, tie dalykai tiesiogiai susiję. Ką reikštų mums pradėti pasaulyje gyventi pagal kitas taisyklės? Mums nereikia kažkaip, kaip sakai teisingai, dar gudresnių sprendimų. Visi pakankamai gudrus ir protingi, bet mes priėjome kažkokį tai intensyvaus susipriešinimo, konflikto, pavadinkim, ribinį tašką. Mūsų ekosistemos žlunga, mūsų socialinės, politinės sistemos žlunga, žmonės kariauja vieni prieš kitus, mūsų pagaliau dvasinės sistemos žlunga, mūsų ryšys su savimi, kas trečias žmogus sėdant ant depresantų, daugiau žmonių nusižudo nei žūna nuo kitų žmonių rankos ir gamtos kataklizmų kartu sudėjus. Tai reiškia, priešas nėra kažkur išorėje, priešas yra kažkokia mūsų mąstymo, mūsų buvimo struktūra, kuri šitą pasaulį, mūsų žmogiškai pasaulį, šitą istoriją, kurią mes kuriame, gaminame, padaro beveik sunkiai išgyvenama vieta ir tuomet mes apie tai kuriame istorijas ir jame bandom kažkaip išgyventi ir įsitvirtinti ir visą kitą. Bet grįžkime prie pamatų, grįžkime prie tų esminių dalykų, grįžkime prie juslių. Kai aš žiūriu į, tarkime, nuo Parmedžio kopos, žvelgiu į pietus,
aš nematau sienos tarp Rusijos ir Lietuvos. Jos nėra. Mes ją pagaminam. Kai aš kalbuosi su žmogum, aš nematau skirtumo tarp vienos tautybės žmogaus ir kitos. Visa tai yra žiniose, visa tai yra medijoje, visa tai yra istorijos, tai yra nesveikos fantazijos padariniai. Valstybinė struktūra, daugybė dalykų. Ir vėl artėju, žinai, prie tokių paprastų dalykų, tuos, apie kuriuos kalbėjo Johnas Lennonas. Imagine, žinai, tu tik įsivaizduok, tu tik pagalvok, jeigu mes iš tiesų tikėtume to, ką matom ir atsiremtume į tai, kas yra mūsų kasdienybė išreikšta, mes matytume labai daug gėrio, mes matytume labai daug grožio, labai daug bendradarbiavimo, matytume, kaip dalykai veikia. Mes neturėtume vidinio konflikto išgyvenimo, neturėtume tariamo susipriešinimo su kažkokiam tai fikciniam struktūrom. Apskritai mes nepalaikytume fikcinių struktūrų. Ir štai Šliogeris apie tai kalba Heideggeris, apie tai kalba Fernando, apie tai daugybė žmonių apie tai kalba, sako, matykim tai, kas yra prieš mūsų akis, nustokim įsivaizduoti pasaulį, nustokim kurti tą protingą pasaulį, nes tas protingas pasaulis yra tik fikcija, tik mūsų proto darinys, kai mes bandėme kažkaip padaryti, kad kažkas būtų geriau, kad kažkas būtų ne taip, kaip yra, kažkaip kitaip. Ir žinai, mes gal tikrai kažkuriam trumpam etape užsigarantavom tariamą saugumą, galbūt ten maisto testinumą, galbūt medicinoje kažkokį vieną kitą momentą, bet mes su tuo praradome žymiai daugiau. Mes su tuo praradome sąlytį su tikrovė, mes praradom sakralumo išgyvenimą. Mes praradome šitą nuostabų šventą pasaulį, mes praradome kitą, pasitikėjimą kitų, mes praradome pasitikėjimą savimi. Mes praradome pasitikėjimą pačiu gimimo ir mirties procesu, pačiu ciklu. Ir grįžtam, klausimas, kodėl, kaip? Mes pradėjome gyventi savo galvose, savo įsivaizduojamame pasaulyje, kurį projektuojame išorinį ir jis toks tampa. Dabar, kai pradėjai pasakoji, tai man taip akivaizdu, kad visą tai, ką mes matom, tuos radikalius konfliktus, kuriuos turim, ta didelė fragmentacija, jinai yra tos agresijos, kurią mes kasdieną puoselėjam pasekmė, bet agresijos mes dažnai jos nematom labai paprastuose dalykuose. Kaip kažkada mes šnekėjom apie tai, kad mes norim įveikti laiką kalendoriaus pagalba, sugrūsti, sudėti, jeigu neišeina kaip nors įveikti. Mes norim įveikti mirtį, nes kaip nors šį pavyks, padarysim ilgiau gyvensim, nesvarbu kaip, bet gyvensim. Ir mes viską norim įveikti, nes kai mes veikiam šitais principais, kuriais mes esam suformavę šitą pasaulį ir pasaulius, pamatinis tarsi, nežinau, gal vienas pamatinių, bet dabar konkrečiai sakau, pamatinis principas yra agresijos, tai reiškia įveikti. Tik tai klausimas, į ką mes nusitaikom. Ar mes nusitaikom į senėjimą? Tai iš vienos pusės tu gali galvoti, vėl išmintingėjimą ir taip toliau, bet mes taip įvardinam kaip kažkokią problemą, kurią mes turime veikti. Ir tas veikimas iš proto, kurį mes turim, vėlgi mes suprantam, kad proto reikia ir jisai yra reikalingas kasdienybė ir taip toliau, bet jisai ant tiek pasidarė dominuojantis, o jo veikimas fragmentuojantis, bet aš visada turėjau tą tokį matymą, kad fragmentacija, ten konfliktai ir kiti, bet dabar aš net matau, kad gal net pamatinis veikimas yra arba uždominavęs agresijos, tai reiškia įveikti. Į bet ką nusitaiko protas, jisai turi įveikti. Ir tik klausimas, į ką mes nustatysim.
ar į kitą, ar į technologiją, ar į senėjimą, ar į žemę, kurią reikia įveikti, ar į dangų, kurį reikia įveikti, užkariauti, ar kur be nusitaikysi, viską reikia įveikti. Ir gal tai nėra toks principas, ant kurio mes norim statyti savo vaikų gyvenimą, žmonijos gyvenimą, nežinau, civilizacijų, žemės ir kitų, ten, kur mes veikiam, jeigu mes sakom, kad mes turim, gal neįsim dabar į ezoterinę teritoriją, bet mes labai daug turim galios, pavadinkim taip, kurti, perkurti ir transformuoti. Ir jeigu mes atvažiuojam iš šito principo, tai mes tiesiog viską įveikinėjom, kur tik nusitaikom. Ir mes patys nematom to, kad galutinis rezultatas bus toks. Nes tiesiog klausimas, kur mes atsisukam, nes mes iš šito principo veikiam. Natūraliai kyla klausimas įveikti, iš kur atsiranda tas įveikimas. Ir mes, žinai, nuo didelių dalykų iki pačių mažiausių įveikti kažkokį net ir minimalų diskomfortą. Kai žinai, nustatinėjom vandens temperatūrą duše, mes jau turim įveikti vandens temperatūrą mūsų kūno atžvilgiu ir kažkaip padaryti jį tinkamą. Nuo ko ir pradėjom kalbėti, kad gyvenimas, kurį mes nuolat efektyvinam ir optimizuojam, tarsi norėdami įveikti pasipriešinimą, įveikti varžą. Ir gali būti kitas kelias. Tai yra ne manipuliuoti ir keisti išorinį pasaulį siekiant pritaikyti jį prie savęs, bet leisti savo patirti ir leisti savo priimti tuos momentus ir tas situacijas, kurios yra duotos. Ir stebėti ir išbūti. Net skausmą, net fizinį skausmą, užuot jį įveikus ir nuo jo bėgus, tiesiog pabandyti smerktis į jo esmę, smerktis į tai, kaip tai jaučiasi, koks yra patyrimas. Ir labai dažnas atvejis, kad net pats skausmas, jisai turi tendenciją išsisklaidyti, jeigu jis yra priimamas, jeigu su juo yra būnama. Ir klausimas, kiek apskritai savo kasdienybėje pajaučiau alkį, noriu jį tuoj pat įveikti, užkišti, kad jo nebūtų. Ir tą patį maistą noriu įveikti kuo greičiau, noriu suvalgyti jį kuo greičiau ir tuomet noriu įveikti šitą sėdėjimą, jau eiti kažkur kitur ir kažkaip kitaip būti. Visą laiką noriu, kad būtų kažkaip kitaip nei yra. Ar jau būtų tai, kaip aš įsivaizduoju, kad turėtų būti. Reiškia, gyvenimas skleidžiasi kaip nuolatinis dar ne. Arba nuolatinis trūkumas, arba nuolatinis įveikimas neoptimalios situacijos einant link optimalios. Bet tai yra nuolatinis trūkumas, tai yra nuolatinė tuštuma, tai yra nuolatinis bėgimas link. Ir klausimas, o kada aš galiu patirti prisipildymą ir pasitenkinimą? Tuomet, kai tai, kas galimai kelia man diskomfortą arba trūkumą, aš į tai sutelkiu savo dėmesį. Sutelkiu dėmesį į tai, kas yra iš esmės. Ir arba jeigu ta situacija yra nelabai tinkama, tai tarkime, arba aš ją galiu pakeisti, iš tikrųjų, jeigu ją reikia pakeisti, bet dažniausiai mes negalim pakeisti situacijų, kuriuose mes esame, labai dažnai. Tai užuot buvus toje keitimo ir įveikimo iliuzijoje, nuolatiniam, reiškia, tokiam bėgime link įveikimo, galbūt priimti. Ar galbūt netgi atrasti džiaugsmą tame, kur esu, arba įkvėpimą. Tai taip, mūsų proto, mūsų mąstymo struktūra yra nuolatinis sprendimas problemos. Ir viskas su tuo gerai, tai turi savo vietą, nes be abejonės tas praktinis gyvenimas yra pilnas varžtų ir vinių, kuriuos reikia įsukti arba įkalt, arba vien Excelio lentelių, kurias reikia išspręsti, suskaičiuoti, technikos, kurią reikia pajungti, taip. Bet tas techninis pasaulio įveikimas, problemų sprendimas neturėtų stovėti už mūsų kaip žmonių vairo. Nes štai konfliktas artimuosiuose rytuose nėra varžtas, kurį gali įsukti. Ar situacija, kurią gali susetinti, tiesiog kažkaip protingai išspręsti.
tai nėra. Tai yra labai kompleksiškas gyvas organizmas su daugybė kintamųjų, ir kol mes visi drauge, visos pusės, negalėsim atsitraukti ir pamatyti ir priimti, kad taip yra. Atsiduoti tai beviltiškai situacijai ir pradėti nuo sekančio naujo žingsnio. Kol mes bandysim išspręsti, kol mes bandysim įveikti, kol vis dar bus kitas, kol vis dar bus priešas, kol vis dar bus konfliktas, tas konfliktas nuolat tęsis, jisai nuolat eskaluosis ir taip toliau. Tai čia galima, aišku, tą mintį, ką tu pasakei, gyvenimas kaip įveikimas, beje, tai yra ir labai gaji ideologija, pagaliau sporto ideologija, pagaliau mokslo ideologija. Visą laiką įveikti mes esame auginami, kad laimėtume prieš ką? Prieš pačią tikrovę, prieš pačią gyvenimą. Galiausiai mes įveikiam taip, kad nebeturime, taip pavadinkime, ontologinio partnerio. Mes nebeturime su kuo susitikti, nes viskas, su ką mes susitinkame, mes viską įveikinėjom. Ir štai būdas vėl susitikti, būdas vėl susigražinti tą ontologinį partnerį, susigražinti tikrovę, susigražinti kažkokį, pavadinkim, sveiką protą. Tai yra grįžti prie patyrimo. Visų pirma, prie patyrimo, kuris prasideda nuo priėmimo to, kas yra, pamatymo to, kas yra, įsisąmoninimo to, kas yra, sugrįžimo, pavadinkim, į šią vietą, į šią akimirką. Pamenu, tokį sapną turėjau, kur kažkaip prabudau ir priešais save matau tokį susisukusi velnį ar šėtoną, nežinau, toks žmogaus pavidalu, toks praplikęs, bet suprantu, kad ten jisai. Ir tai ten kažkokius tokius šlykščius dalykus veikia ir tokia didžiulė baimė apėmė mane, ką daryti, ir toks noras kažkaip įveikti kažką arba bėgti tokia. Ir kažkodėl aš tam sapne buvo toks pasišnekėk. Ir kai aš priėjau, užklausiau, jisai pats susigūžė, pačiam pasidarė nepatogu, taip, kaip pamenu, taip nepatogiai, tarsi mykčiomis pradėjo šnekėti ir imasi kažkokį pokalbį jie. Ir staiga viskas transformavosi ir pavadinkim taip, tas santykis pavirto į visai kažką kitą. Bet iki tol, kol aš mačiau tai kaip šėtonai velniai ir galvojau, kaip jį įveikti arba kaip nuo jo pabėgti, tai buvo didžiulė baimė, didžiulė įtampa. Ir kai tik tai aš jį užšnekinau, kažkodėl tai sugalvojau, kaip čia pakvietimas iš kažkur atėjo užšnekinti. Ir aš pamačiau, kad tas šėtonas, tas velnius yra pats išsigandęs. Ir aš kaip tik su juo pradėjau šnekėtis iš to, kad, kad galime turėti dialogą ir panašiai. Ir atrodytų, kad, turime to potencialą. Ir kaip aš šiandien jau kelis kartus tau pasakojau, tą knygui perskaitytą vietą, kur čia vėl taip šokidėjau, kur kažkas pasakoja, bėgu, nuo pabaisos, bėgu nuo monstro, pamatau priekį didžiulę sieną, kurios neįveiksiu. Ir atsisuku ir žiūriu, parbėga link manęs tą pabaisą ir jinai priartėja ir aš jos klausiu, ar tu mane suvalgysi? Ir jinai sako, tai tavo sapnas turi nuspręsti. Tai atrodo, kad mes panašioj situacijoje esame. Mes sprendžiam, mes galim nuspręsti, bet nematom to, kad mes galim nuspręsti.